Sveiki, mėlyjei draugai, štai baigėsi mūsų konkursas, pirmasis agresyvaus depozito didinimo konkursas, kuris vadinasi greitieji pipsai. Šis konkursas vyko realiuose sąskaitose, kas darė jį žymiai įdomesnį, kadangi prekiauti demo sąskaitose ir prekiauti realiuose yra skirtingi dalykai. Iš viso konkurse dalyvavo 20 dalyvių. Kitose konkursuose būdavo ir daugiau, tačiau neverta pamiršti, kad prieš tai buvę konkursai vyko ant demo sąskaitų. Demo sąskaitą, kaip žinoma, atsidaryti yra daug paprasčiau, greičiau ir lengviau. Taigi 20 dalyvių, iš jų keletas iš vis neprekiavo, keli žmonės iš vis uždarė savo monitoringus, nusprendė nesidalinti su visuomenė savo rezultatais. Kiek dalyvių pralaimėjo? Savaime aišku pralaimėjo dauguma. Aš apskritai galvojau, kad dauguma sudegins depozitą per pirmas keletą valandų, bet pirmą dieną, net antrą ir trečią keletą dienų prasilaikė nemažai dalyvių, maždaug 70% dalyvių visiškai sudegino savo sąskaitas, vis tik agresyvi prekyba, rizikos milžiniškos ir kadangi taisyklėse loto dydis buvo neribojamas. Ir 3 žmonės iš 20, kas patvirtina klasikinę taisyklę, klasikinę statistiką tų pačių 50%, sugebėjo padidinti depozitą daugiau negu 2 kartus. Tai yra uždirbti daugiau nei 100% pelno per 2 savaitės. Tai patvirtina mums visiems žinoma statistika, kad 90% traderių, 95% traderių visada rinkoje pralaimi. Yra aišku įvairios tokių statistikų versijos, bet štai mūsų konkurso statistika prieš akis. Registruojantis konkursui buvo keletas techninių nesklandumų, ne visi žinojo, kaip teisingai užregistruoti monitoringą. Siuntė ne visai teisingas nuorodas, bet kiekvienam individualiai buvo padėta ir visi norintieji prisiregistravo. Aš nežinau dėl kokių priežasčių kai kurių MyFixBook monitoringų nesimato forume, tačiau štai paspaudus ant pačio monitoringo jisai atsidaro. Tiesiog nesimato štai šių juostų. Vienos matosi, kitos ne, dėl kokių priežasčių nežinau. Matyt kažkokie nesklandumai pačiame servise. Kągi, pereisime prie nugalėtojų. Jų sąrašas štai prieš jūs. Pirmą vietą laimėjo Žilvinas su rezultatu 330% pelno. Įspūdingas rezultatas, depozitas padidintas daugiau negu 3 kartus, su kuo Žilviną ir sveikinu. Toliau antroji vieta Algimantas 188%, monitoringas atrodo štai taip, ir trečioji vieta 79%, ją laimėjo Justinas. 4., 5. vietos dėja nelaimėjo šį kartą niekas, kadangi likusių konkursantų rezultatai yra mažesni nei 0% pelno. Apskritai, kas suprato, čia galima buvo taikyti tokią taktiką, kad greičiau uždirbti pačioje pradžioje, o paskui iš vis neprekiauti. Štai keletas dalyvių. 2 dalyviai buvo pasiekę daugiau negu 100% pelningumo ribą, štai net 122%. Mūsų dalyvis Paulius, užžymės čia forume sirgom, kuris ir buvo beje lyderis pirmosiomis dienomis, pasiekta 122% ir klausimas, kam reikėjo taip rizikuoti toliau. Štai keletas sandorių ir depozitas sudegė. Galima buvo sumažinti riziką arba iš vis neprekiauti ir stebėti, kaip vyks situacija toliau. Bet matyt, nežinau, ar godumas, ar norėjosi dar daugiau ir štai toks rezultatas. O kitus rezultatus galite pasižiūrėti forume, čia yra visas sąrašas. Ir atkreipkime
dėmesį į nuosmukius, kurie yra stebėtinai normos ribose, turint omeny, kad prekyba buvo labai agresyvi. Štai pirmos vietos nugalėtojo nuosmukis sudaro 31%, antros vietos 23% ir trečios vietos 26%, labai panašus nuosmukiai. Ir atkreipkite, kad pirmos vietos laimėtojo pelnas yra padidintas daugiau nei 3 kartus per 2 savaitės, tai yra labai daug, o nuosmukis sudaro tik 31%. Tai yra iš tikrųjų superinė statistika, superinis rezultatas. Na, o nagrinėjant nugalėtojo sandorius, matyti, kad prekiavo robotas, tas matosi štai ir sandorių komentaruose, ir pats Žilvinas forume sakė, kad šis robotas yra Sėtka 1.43 versijos. Šį robotą galima atsisiųsti iš mūsų forumo. Na, aš nežinau, kokius nustatymus būtent naudojo Žilvinas, manau, gal jis vėliau su mumis jais pasidalins. O antros vietos laimėtojo sandoriai irgi čia komentarų mes nematome, bet matome, kad taip pat stopai nebuvo naudojami, naudojamas martingeilas ir vėlgi labai gerai pasirinktos rizikos, nes nuosmukis, kartoju, labai nedidelis atsižvelgiant į gautą pelną. Laimėtojams aš jau išsiunčiau laiškus su prašymu nurodyti rekvizitus prizų atsiėmimui. Sveikinu juos nugalėjus šį konkursą. Taip pat nusiunčiau jiems prašymą pasidalinti su skaitytojais savo laimėjimo strategiją, ar jeigu tai buvo robotas, roboto nustatymais. Aišku, aš priversti to padaryti negaliu, dalintis paslaptimis, tačiau manau, kitiems tai būtų labai įdomu ir naudinga. Kokias apskritai išvadas galime padaryti iš šio konkurso? Na, pirma išvada, kad agresyvus didinimas toli gražu skirtas ne visiems. Dauguma iš tikrųjų persistengia didindami depozitą, o tai vis tik reikia daryti turint šiek tiek patirties ir paskaičiavus rizikas. Skubėti, kaip parodė konkursas, tikrai nereikėjo ir tą būtent įrodo, kad net neatsirado 4-5 vietos laimėtojų, nes net 17 žmonių nesugebėjo uždirbti daugiau 1% pelno. Galbūt kai ką šis konkursas išmokė agresyviai didinti depozitą, o galbūt kai kurios dalyvius atvirkščiai privertė susimastyti, kad geriausia prekiauti adekvačiomis rizikomis. Ir manau, kad bet kokiu atveju nauda buvo. Na, o laimėtojai, kurie padidino savo depozitą, gavo ir realius pinigus, kuriuos uždirbo sąskaitoje, dabar galės juos išsivesti ir taip pat dar gaus piniginius prizus. Kągi, tam kartui tiek, pas mus ateityje konkursų tikrai bus, sekite naujienas portale. Su jumis buvo Mykolas, spekuliantas.com, viso gero.